Labai dažnai pora ateina į terapiją sakydami, kad jie pavargo nuo ginčių, pykčių, nesusikalbėjimo ir kiekvienas jų iš terapeuto tikisi gauti patvirtinimą, kad jis ar ji yra teisus. Bet terapeutas nebus teisėjų. Pirmiausia dėl to, kad iš tikrųjų nėra vieno teisaus, nes ta savijauta, tai kaip dabar jautiesi šituose santykiuose, kūrėte abu kartu. Tad šįryt puodeliui kavos su prasme kviečiu tuos, kas nori daugiau sužinoti, kokia dažniausia priežastis slypi nesusikalbėjime. Kasgi vyksta porų terapijoje ir ar tikrai terapeutai visada turi padėti išsaugoti jūsų santykius. Daugelis žmonių ateina į porų terapiją tikėdamėsi vieno atsakymo, ar mes dar galime išgelbėti santykius. Tačiau terapija neduoda greito taip arba ne. Ji padeda pamatyti kai ką svarbesnio. Tai yra, kaip tie du žmonės būna santykyje. Kiek ir kaip jie suvokia, kad į tai, kas vyksta dabar, kiekvienas atsinešė savo ankstyviausias patirtis, savo išmoktus būdus vienaip ar kitaip būti su artimu žmogumi. Ir tie būdai dažniausiai yra labai skirtingi. Todėl anksčiau ar vėliau poros susiduria su tokia realybė, kai santykių pradžioje įsižiebusios aistros ir jausmų nebėra. Jų nebeužtenka tam, kad kurtų ryšį. O dargi net ir priešingai būna. Tai, kas pradžioje taip traukė prie to žmogaus, dabar kaip tik kelia pyktį, erzulį. Todėl tam, kad pora galėtų likti kartu, reikia keletos svarbių dalykų, kurie labai dažnai atrandami terapijoje. Vienas jų tai yra tai, kasgi slypi už tų kaltinimų, už tų reikalavimų, pykčių, nesusikalbėjimų. Iš kurgi gimsta noras kažkuriam iš partnerių visą laiką būti kartu, skambinti po kelis kartus per dieną, klausinėti, kurgi tu dabar esi, ką tu dabar darai, arba įsižeidus kaltinti, kodėl tu man neatrašėjai porą valandų, ne, tiesiog net nepasakėjai, kad negrįši įprastų laikų. Gali pradėti pykti, kad per mažai rodai dėmesio draugų vakarėlyje, per retai sakai, kad myli, per mažai apsikabini, nenori išsikalbėti, išsipasakoti. Ir kuo dažniau vienas partnerių taip spaudžia, tuo labiau kitas partneris vietoj to, kad darytų tai, ko jo prašo, atrodo, tampa dar labiau nepasiekiamu, tolsta, užsidaro, nori būti vienas, tyli ir kaltina tave, kad tu visada kontroliuoji, spaudi, neleidi laisvai net kvėpuoti. Ir abu jaučiasi nesuprasti. Iš šalies tai gali atrodyti, kad tai yra per jautri moteris ir per šaltas vyras. Tačiau porų terapijoje atsiskleidžia šiek tiek kita istorija, kai tokie žmonės kalba apie visiškai jų manimų teisingą norą. Vienas, kad partneris netoltų ir būtų visada pasiekiamas, norėtų to, ko nori tu, o kitas gina savo norą pabūti vienam, patylėti, be įtampos leisti vakarą su savo draugais. Mes kviečiame stabtelti ir nuo kaltinimų partneriui tuomet siūlom pažiūrėti giliau. O kas ten viduje vienam gimdo vieną norą ir kitam visai kitokį? Koksgi vieno ar kito žmogaus giliausias poreikis slypi už tų norų?
Ir tyrinėjant dažniausiai pamatome, kad iškyla baimė vieno būti atstumtam, paliktam, o kito būti užvaldytam, prarasti save. Tik pakartosiu tai, ką ko gero jau žinote, kad visa tai kyla iš dar ankstyvoje vaikystėje išmokto būdo būti santykiuose. Kalbu apie nerimastingo ir vengiančio prieraišumo dinamiką poroje, vedančią į pastovų nesusikalbėjimą, nuovargį ir bejėgystę, kai vienas pavargsta nuo nuolatinių pastangų kovoti dėl ryšio, o kitas pavargsta nuo būtinybės gintis, nuo kontrolės, nuo spaudimo. Labai trumpai pasakysiu apie nerimastingo prieraišumo žmonės. Jie dažniausiai užaugo aplinkoje, kur meilė buvo nepastovi. Kartais santykiai su pačiu brangiausiu žmogumi buvo šilti, o kartais tas žmogus tapdavo emociškai nepasiekiamu. Toks vaikas išmoko nuolat stebėti kitų nuotaikas, ieškoti ženklų, kad ryšys gali nutrūkti. Todėl santykiuose tokiam žmogui yra svarbu dažnas kontaktas, patvirtinimas, aiškumas. Kai partneris atsitraukia, to žmogaus smegenys įjungia pavojų signalą. Tavęs nebemyli, tave paliks. Ir skaudžiausia, kad tokie žmonės reikalaudami iš kito žmogaus meilės įrodymų labai dažnai net nepastebi to momento, kada jo ilgesys meiliai, artumui pradeda virsti kontrolę ir noru susilieti. Iš pradžių tai atrodo kaip meilė ir rūpestis. Ilgas buvimas kartu, lėti pokalbiai apie santykius, dažnos žinutės, noras žinoti, kaip jaučiasi partneris, kai būnate atskirai. Bet po truputį šis santykis, jeigu tik tampa vienintelė, pagrindinė vieta, iš kurios toks žmogus, nerimastingas žmogus, gauna emocinį saugumą, tuomet net patys mažiausi, nekalčiausi partnerio atsitraukimai pradeda kelti labai stiprų nerimą. O partneris tuo tarpu jau pavargo nuo intensyvumo santykiuose. Jis ilgiau netrašo žinutę, trumpiau kalba, vis dažniau būdamas kartu jaučiasi pavargęs ir nori pabūti vienas. O po konflikto labai dažnai kuriam tai laikui nori apskritai užsisklęsti, nes nori tyliai, ramiai suvokti, kasgi dabar vyksta. O savaitgalį galbūt praleisti su savo pomėgiu ar senais draugais. Ir kas tada atsitinka? Visą tai nerimastingas partneris ima jausti ne kaip natūralų kito žmogaus poreikį pabūti vienam savo erdviai, o kaip grėsmę ryšiui. Ir kuo daugiau nerimo viduje pas tą žmogų, tuo daugiau noro kontroliuoti partnerį. Tada reikalavimais, labai dažnai ašaromis, bandoma tą ryšį susigrąžinti. Atakuojama klausimais, kodėl tu pasidarai toks šaltas, kodėl tau taip sunku normaliai kalbėtis, ar tau iš viso rūpi mūsų santykiai. Kodėl tau neužtenka manęs, kam tau tie kiti žmonės? Terapijoje toks žmogus mokosi atpažinti, kasgi slypi už tų jo priekaištų, už tos kontrolės ar noro susilieti. Kol pamažu atranda, kad tai baimė prarasti santyki, baimė prarasti partnerį, kad tai nemokėjimas būti vienumoje, užsiimti kažkuo svarbiu savo. Tuo tarpu vengiančio tipo žmonės įsitikinę, kad jei per daug priartėsi, prarasi save. Jie dažnai augo aplinkoje, kur emocijos nebuvo priimamos arba artumas kėlė įtampą, grėsmę.
vaikas išmoko savireguliuotis. Tai yra pats spręsti problemas ir nepriklausyti nuo kitų žmonių. Jis ir užaugęs iki šiol galvoja, kad emocijos tai silpnumas, o saugiausia su viskuo susitvarkyti pačiam vienam. Todėl toks žmogus užaugęs gali būti iš tikrųjų mylintis, atsakingas, tačiau artumas jam labai dažnai tampa per intensyvus, kai partneris reikalauja vis daugiau ir daugiau emocinio ryšio, toks žmogus ima trauktis, tylėti, užsidaryti savo darbuose, telefone ar kažkokiose veiklose, nes jo nervų sistema artumą ima jausti kaip spaudimą. Ir skaudžiausia, kad toks žmogus labai dažnai net nesupranta, kokį nesaugumą kitam sukelia jo tylus atsitraukimas. Nes jamgi atrodo, kad kas gali būti ne taip, jeigu jis nori nusiraminti, tiesiog išvengti konflikto, pabūti savo erdvėje, tuo jam išmoktų ir komfortišku būdu, atsitraukiant. Kai šie žmonės pradeda atpažinti, kągi jie atsineša dabar į savo dabartinius santykius, iš kažkur iš toli, iš vaikystės, tada jiems atsiranda galimybė augti, kurti šiltesnį, artimesnį ryšį, daugiau suvokiant, kaip aš jaučiuosi, kaip jaučiasi kitas ir ko mes norim iš mūsų santykio dabar. Todėl porų terapijoje iš tikrųjų neieškome, kuris čia kaltesnis, kuris čia teisesnis, mes dėmesį skiriame tam, kasgi vyksta tarp jūsų dabar. Ir poros mokosi pastebėti ne tik konfliktą, ne tik kur jų poreikiai išsiskiria, bet ir tai, kas vyksta su jais, kūno reakcijas, ką jie jaučia dabar, kai kalba partneris, ką jie jaučia, kai kalba patys, ko iš tiesų jie ilgisi ir ko labiausiai bijo, arba kągi bando apsaugoti savo gynybomis. Ir dabar labai noriu pasidalinti tokiu labai labai šviežiu ir labai jautriu epizodu iš visai neseniai vykusios porų terapijos, kai pirmą kartą vietoj kaltinimų išgirdau klientę sakant savo partneriui, kai tu tyli, aš pasijaučiu vieniša, nubausta, labai bijau tave prarasti. Ir po ilgokos pauzės jo atsakymą, dabar suprantu, dėl ko tu taip elgiesi. Patikėk, man reikia tavęs, bet man karts nuo karto reikia ir pabūti vienam. Dar noriu pasakyti, kad kai tu pradedi spausti mane, kad kalbėtumėmės dabar, pasakočiau, ką jaučiu, ar kad pasiilgau tavęs kartočiau, dažnai aš išsigąstu. Ir nuo to spaudimo jaučiuosi kažkoks prasikaltęs, kažkoks nenormalus, o galvoje tuomet man visiškai tuščia. Tie keli sakiniai, atliekant eksperimentą buvimo poroje metu, lėtai ištarti žodžiai, žiūrint partneriui į akis, tapo jų artumo santykiuose pradžia. Nes artumas prasideda, kontaktas prasideda ten, kur baigėsi automatinės gynybinės reakcijos ir mes kalbame tikri apie tai, kas man skauda.
Ar visos poros ateina iki tokio etapo? Ne. Kai kurioms poroms terapija tikrai padeda likti kartu. Kitoms tai tampa galimybė pagaliau sąžiningai pripažinti, kad jos jau senai emociškai yra išsiskyrusios. Tai skaudi terapijos pusė, apie kurią galbūt kalbama per mažai. Iš tikrųjų, kartais žmonės į terapiją ateina ne todėl, kad nori kurti ryšį, o todėl, kad bijo skirtis dėl vaikų, dėl turto, dėl kaltės, dėl įdėktų kažkokių įsitikinimų, dėl gąsdinančios galimos vienatvės, dėl metų investuotų į santykius, dėl baimės pradėti gyvenimą iš naujo. Tada terapijoje po truputį ateina aiškumas, kad šitai porai po jų konfliktais jau senai nebėra gyvo santykio, nebėra smalsumo vienas kitam, nebėra noro suprasti, nebėra jokio emocinio judesio link partnerio. Būna dar ir taip, kad vienas žmogus jau senai viduje jaučiasi užbaigęs šį santykį, tik dar nedrįsta to pripažinti garsiai. Bet kai santykis nebegyvas, terapija jo neprivers gyventi. Ir tuo pačiu noriu sugriauti mitą, kad terapeutas turi būtinai padėti porai išsaugoti santykius. Visai ne. Būtent va tais atvejais, apie kuriuos dabar kalbu, terapija tampa vieta pagaliau nustoti meluoti sau ir kitam žmogui. Tai viena sunkiausių tiesų atrandamų konsultacijose. Iš tikrųjų, jokia terapija negali sukurti noro būti kartu ten, kur to noro nebėra. Terapija negali priversti kitą žmogų mylėti tave. Terapija negali priversti mane mylėti kitą žmogų. Terapija negali išgelbėti santykio, jei vienas, o gal net ir abu žmonės jau emociškai nebeinvestuoja į šį ryšį. Tačiau tokiu atveju terapija gali padėti suprasti, kasgi tarp žmonių nutiko arba vyko, kad jie nesukūrė artimo ryšio. Kodėlgi jie prasilenkė ir nepasiekė vienas kito, nors tiek metų gyveno po vienu stogu. Kokiusgi senus modelius atsinešė į santykius ir ką galbūt norės pernešti į kitus santykius. Kokiągi pamoką svarbiausia vienas ir kitas išmoko. Ir žinoma, terapija gali padėti adekvatesniem, brandesniem ir oriom skyrybom. Todėl sakau, kad kartais didžiausia terapijos sėkmė nebūna likti kartu. Kartais didžiausia sėkmė pirmą kartą gyvenime išeiti iš santykio nekariaujant, neįsiskaudinus, neužsigraužiant kaltėje ar įjungus visišką abejingumą, o su daugiau brandos ir supratimo apie save ir šalia esantį žmogų. Ir jau visai atsisveikindama, dar kartą sakau, poros išlieka ne tada, kai nebelieka sunkumų. Jos išlieka tada, kai santykyje dar yra bent truputis gyvo noro pasiekti vienas kitą. Kai abu žmonės, kad ir kaip dabar būtų sunku, vis dar yra pasiruošę pasakyti, aš noriu tave suprasti.
leisk man labiau pažinti tave. Aš noriu mokytis būti arčiau tavęs. Noriu labiau jausti ir save, ir tave. Ir tai iš tikrųjų labai svarbu, nes keisti savo įprastą būdą būti santykiuose iš tikrųjų nėra lengva, nėra greita, nei smagu. Greičiausiai reikės ir saviugdos, ir individualių konsultacijų, ir kartu atliekamų užduočių, pratimų, praktikų. Todėl išgyvenantiems sunkumus labai rekomenduoju kreiptis į porų terapiją. O jei negalite sau to leisti, ieškokite profesionalų informacijos socialiniuose tinkluose arba perklausykite įrašus mano YouTube kanale. Jų yra labai daug šią temą, santykių temą. Yra daug informacijos, pratimų, praktikų, nuo ko galite pradėti susikalbėti, atpažinti savo prieraišumo tipą, nes viena iš dažniausių susikirtimų ir būna apie vengiantį ir nerimastingą prieraišumą. Bandykite padėti savo su meilė ir palaikymu, Danguolė.